Shame. 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 Тихо, тихо. Ох, ты ну, ты футболился, блядь. Čia prisižaidėm biškį. Keiskis stump. Eik stump. Eik stump. I give you 20 zlotki and everybody happy. 50! We need your signature here. Okay. Sure. Now I sign. Now Mario signs. Put our hands together. Good morning. Kada tau dar teko, kad ryte gerti skanę šviežią spaustų, ką tik nuo čia nuimtų aviečių sriubą, šitą sriubą visi maišosi su burokėliu sriubą, arbatėlė, ką tik iš močiutės krosnės ištraukta duonos kepalėlį, liesti pirštų galais trato kalnus. Ko nerekomenduoju daryti, niekada gyvenime nelieskit jokio trato kalno. Absoliučiai nieko, kas su tratu susiję, nelieskit. Esame pasiruošę 8 dienai, numatytas žygis, kaip Lukas sakė, 30 km į priekį, 30 km atgal. Tai per 4 valandas? Per 4 valandas. Kaip tau? Labai gražus Tatrai. Gražu. Nebūčiau matęs gražesnių, sakyčiau gražiausia, bet kaip Lenkijai labai gerai. Čia sąlyginai kelionė ir apie tą mašiną, bet vieną kartą sulūžo, dabar jau nebesulūž niekada. Tai biškį papildysim tepalo. Iš akies tiesiog, iš pajautimo reikalas yra kiek įpilti. Nu puikiai, gal net biškį per daug, bet susgulės, išsivaikščios bus gerai. Kitas dalykas, ką dar man parodė Įmantas ir sakė labai svarbu. Kai temperatūra žemiau negu 10 laipsnių krenta, kas įvyko šitoj Zakopanėj. Reikia paimti šitą detalę, ją ištraukiam, buvo taip, pasuksim tiesiog taip ir grąžinsim atgal. Viskas. Pasiruošta kelionė. Viskas limpa jau. Jau sukliuoti pirštai? Jo, čia gaidys bus. Ne, bus gerai, mat. Aha. Bet ir pirštai mano limpa. Eik ten. Eik, tu trumpiau nelaikyk taip ilgai. Lyg kad susitinktų. Nelaikyk taip. Aha, normaliai. Nu, bus ką veikt kalnuose, po truputį atlupinėti nuo pirštų. Ai, bet čia gal paaižino. Gal tu pridėsi pirštus prie... Labai norėčiau nepridėti pirštų. Čia gal vieno užtenka darbo, kitas užtenka, kad žiūri. Užtenka. O, nagai visi permirkė. Eik. Čia jums dar viena pamoka yra iš Luko ir Mariuko, bet ką klijuosit su momentu, nesuklijuosit išskyrus savo pirštus. Visada, amžina taisyklė. Kaip batonas kris ant sviesto, kaip katinas nusileis ant kojų, taip susiklijuosi pirštus kažką darydamas su momentu. Gerėja situacija. O jau čia vėliavos likučiai ant pirštų. Labai blogai čia viskas su Mariaus pirštais yra. Jei kas žinot, kaip nuimti momentą, rašykit komentaruose, nes vis tiek dar bus to momento pirštų tuo metu. Tai tiesiog tragiškai viskas čia ir atrodo, ir gavosi. Ne, kai vėjyje lėks, įsilygins. Nu jo, gražiai bus. Tarp nago ir odos nėra tarpo dabar. Užpana neprilys dabar. Ir nekirpsi nagų. 15 zł. Kartu ar cash? Cash. Only cash? Einam bankomatą ieškoti. Bankomatski? Labai blogas bankomatas. Tai neimam iš šito. Rizikuojam ten, gal bus ten bankomatas. Kur? Ten tai tikrai nebus be šansų. Tai ieškom kito? Niekada gyvenime nenusiminėkit nuo Euroneto pinigų, čia yra skemas. Bet gal mums teks tai padaryti. Tai pažiūrim kur kitų, bet jau prarasim tą tetą. Neprarasim. Ten. Spėjom? Ar spėjom? Į bankomatą spėjom. Aha, kas vyksta? Dabar pakeisiu zlotus į eurus. Ar atvirkščiai. Tai įdomu, tada dar lauks mūsų. Nei lauks, nei supras. 15 plionkių sumokėjau mokesčių. O ten būtų 20 plionkių. Daugiau dar net. Ten, gerai. Man
Širdies smūgis gali būti. Jo, labai blogai. Nereik žygio, ne? Ne apšilus, bet tau dar nėra 30, tai yra būk ramus. Man liga, rūkimas. Nerūkykit, jeigu norit bėgioti. Jei nebėgiokit, norit bėgioti, tai rūkykit. Bet nepatarti. Su atidarytom durim važiuosim, kad vėdintųsi. Šiaip bėgom ir paskui laukiam 3 minutės dar, tai ėjime būtų. Ramiai neįsivaikščiat buvo ramiai ir drąsiai. Ką atvežėm? Čia jau lipsim, Jo. Nelabai čia matos tų kalnų man. Ne, stotis, dabar persėsim ten, kur vešiu. Supratau. Ai, tai čia 3 minučių toks pavėžėjimas. Jo, 15 zlotų. Morskie oko tutaj, a dolina niech zostanie, dobra? Tak. Okej, tai taip ir yra, kaip Marius sakė, toliau nevažiuosim, lipam, einam į kitą autobusą. Pavežė iki stoties, kuri buvo žingsniais, 5 metrų. Įdomu, kiek dar čia pakeisim autobusų. Į galą. Pilna vietų. Sprendimas dabar yra ką. Varom su mašina. Sutaupysim. Ką mes keliavom su mašina ir sutaupysim pinigėlių. 2,5 ten parkingas. Čia suplosim už parkingą dar, bet bus pigiau. Ten 2,5 tiesiog ir yra parkingas? Jo. Jo, davai. Viskas keičiasi. Gerai pavažinėjom. Jau būtume beveik ten vietą. Jo. Bet reikėjo išmokti savo pamokas. Jo. Žodžiu, tai važiuojam tiesiai. Ant visos didžiausios kalonkės vienas tulikas ir vyrų ir moterų. Vienas tiesiog. Vienas tulikas. Eilė nusidriekus labiau nei prie kasos. Vienas tulikas. Tiesiog vienas bendras tulikas. Viena kriauklė. Visiems. Vienas pamiežaukai. Ne viena pisuaro, nieko. 3 išstatyk pisuarus, nei vienas vyras nestovės eilėj. Ir moteris greičiau eis irgi. Vienas tulikas. Ir visi atvažiuoja čia, aišku, nes degalinė nemokamai, šiaip tai 14 zlotų turbūt. Pabėgo avis kažkam. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. Tai atvykom į kalnus, eisim iki Morskie ežero, vieno populiariausių maršrutų. Galima su vaikais, gyvūnais, seneliais, visi nueina šitą. Tai pavyks ir mum. Atvažiavom čia. Kodėl kas antra mašina turi tokį? Nes nesumokėjom, mes nueisim sumokėsimės. Viską žinom. Tai eina paskui žiūri, kurie nesumokėjo? Nu. Kiek toli eina? Eina. Ok, einam. Galim nemokėti. Mokam. Amžinai valgo. Visada turi. Nesibaigiam tas maišas. Esu pravardė mokyklai arklių užkalbėtojas buvau. Užkalbėjai arklių? Ar tiesiog mergina buvo beraizdantam? Teisingai. We travel around Poland in Malucha. We start in Vilnius, Adam Mickiewicz statula. Go. Punsk. You know where is Punsk? Yes. Go to Punsk, from Punsk to Gdansk, Sopot, Gdynia. Then Szczecin. Yes. Lose drone. Come back. Oh, Find drone. so much kilometers. Yeah. Yes. Find drone, but Fura crash drone. Drone kaput. Patiec. Back to Szczecin. Then Poznan, Wrocław, Katowice, Krakow, Krakow. Zakopane. Yes. Tomorrow, Lublin. Oh, After tomorrow. I'm from Lublin. From Yeah. Lublin? Yes. Okay. I'm from Lublin. We are traveling. We want to go to Lublin and recreate Rzeczpospolita. Yes. What you think? Are you from Yes. Litva. Litva? Yes. Aha, okay. Поjednimu? Поjednimo. Давай. Давай. Please. Please. In Litva we say į sveikatą. Yes. In Lublin you say? Lublin. I'm Lublin. In Lublin Yes. you say? Na zdrowie? Na zdrowie. Na zdrowie. Pan Tadeusz. Kaip rašė Domas Mickevičius? Yes. Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. Choose. Čius. Nu. Stomach broken. If drink, die soon. Okej. Okej. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. It's email. E-mail. Mail. Das ist ma, znaczy, tak, po niemiecku nie będę gadał. E-mail. E-mail. Kontakt. Kontakt, wyślesz mi film. Send film, yeah? Okej. Okej. Write kontakt. Napisz. Napisz kontakt. Mariusz. Mariusz. Mariusz, me also. Mi Mariusz. Me Mariusz. Mariusz. No, Mariusz Nowa. Pocewicz. A tu? Mariusz. Mariusz.
136. 136 Małpa. małpa onet.eu. .eu Gmail. Yes. Gerai. Thank you so much. Thank you Okay. so much. Okej. Panowie, Thank you. thank you. Thank you. Let's go! I'm ready. Aš toksai, jėgų atsirado. Ei, šilta, geras, aš net nusirengsiu. Kiek viskas. Labai šilta, gerai, taip eisiu. Parodom tikrai žiūrovai, kokią meilą. Išsiųsiu medžiagėlę žmogui. Gerai, o aš apsirengsiu, Mariušui. labai šalta. Tuoj dabar. Galimai Liublinė jau gulsim su plaučių uždegimu į ligoninę ir transportuojamas su medikopteriu būsiu į Santaros klinikas. Mariukai, kaip arklių užkalbėties, kad sustotų užkalbėk. Bet tai čia... Stabdyk! O, tai? O, ir aš turiu talentą. O dabar galiu bandyti sustabdyti jau įkalnę. Tuoj. Na. Įgaliašina. Perasta. Ble, lenkiškai nemoku, nestoja. Nu, kuo toliau, to labiau įsilyja. Reikia tikėtis, kad taip nelyja apačioje, kur paliko mašiną, nes visi daiktai ant stogo ir neuždengti palikti. Kaip susidaro upės vandenys lutai? Daug šaltinių subėga, o ant kalno viršaus tirpsta ledynas. Teisingai. Lukai, ar žinai, kas yra tikroji meilė? Kai... Nežinai turbūt. Nežinau. Kai labai myli žmogų ir kopi į aukštą kalną ir paėmė jo sunkę tašę ir neši ten sudėtą make-upą, veidrodėlį, lūpdažį ir visokius pagaliukus, pieštukus, kokius tik naudoja merginos. Maža piniginė su groškėm įdėta dar yra. Ir tu paėmi ir leidi savo antrai pusėj eiti visiškai nieko nenešant. Jaučiu, kaip plaka širdis, kaip patinka čia net, daužosi krūtiniai. O iš tikrųjų tai pradėjome į trumpesnių biškį keliukas, reiškia tikrą kopimą akmenim. Yra lygus takelis, kur ramiai sau liptum. Mes neieškom lengviausių kelių, mes ieškom sunkesnių visada. Nes tik per skausmą, sunkumus žmogus augi. Gali pasimėgauti arba pasidarai sveikatos problemų. Kai laimi laiko, prarandi ką? Jėgą. Ne. Energiją. Pinigus. Ne, laikas pinigai tik. Laimi laiko, laimi ir pinigų. Kvėpavimą. Laimi laiko, prarandi? Saiko. Ne. Neturi mokesčių. Greitį. Laimi kelią. Prarandi laiką. Įveikiam pusę atstumo, jau kaip ir nuobodu, tiek žiūrovui žiūrėti šią seriją, nes nieko nevyksta, kas kažkiek mes čia pašnekam, tiek mums patiems. Bet patiem ne tam, kad skustumėmės, o tam, kad pasisemtumėm ir įkoptumėm į viršūnę. Nu, kartą visiems laikam užtvirtinam, nemėgstu haiku. Taip ir paliekam. Nebekeičiama nuomonė, ne jau viskas užantspauduota. Užantspauduota. Bet dar pabandom gal. Einam. Nu, vienas iš tų ženklų mums neaktualus. Tikrai labai neaktualus ir neįmanomas įgyvendinti, bet antras bus pažįstas. Antras bus pažįstas tikrai. Kuris jau nuspręs žiūrovas. Viršų? Jo, verta? Iki pačio viršaus? Ne, iki pamatysime ežerą ir suksimės. Dabar jau čia, kai nueisit, yra pirmas ežeras. Jo. Tada galite eiti iki antro ežero ir tada galite eiti iki kalno viršaus. Bet ten viršui sakė sniego yra Ir labai lyja, audra, stiprus vėjas. Bet ten, ta prasme, jau į viršų. O jūs į kur buvot? Mes iki antrą ežerą. Bet mes bandėm dar eiti, bandyti žiūrėti, ar verta lipti, bet moteris parėjo, pasakė, mes galvojom, biškį sušavom, neverta. Gerai, tai džiugios naujienos, sakyčiau, pirmi lietuviai nei kur, o Zakopaniai. Zakopaniai, kur daugiau. Gerai, vyrukai, malonu, keliaujam. Sėkmės jums, užlipti tikrai. Tikrai lipsiu iki pat viršūnės aš. Gerai. Tikrai. Maks pasiruošęs. Tikrai. Tik antrą ežerą tam Mariukai nori? Tai tikrai ne. Oho, viską atperka. Vertėjo. Dar jei būtų vasara ir iš saulė apšviestų. Vau, vertėjo. Vertėjo? Vertėjo.
Ežeras viena įspūdingiausia Tartu kalnų vietovių. Galima atvykti, pasistatyti už 2 valandų kelio automobilį, ateiti pėsčiomis. Rytinis labai šaltas žvarbus vėjas pučia į veidą. Veidos rytį, kojos permirkė, bet ar esat kada valgę kalno viršūnėje tekant Šonio ežerą? Viršūnė drąsus pasakymas. Įvertinkite jų situaciją. Labai gerai, kaip tau reikia kuo žalesnius valgyti, tai čia tas pikė žalumo dabar yra. Keiskime lokaciją, manau. Čia? Nu, arba tas dar gali plyt gali. Nu, davai tas. Tas idealus. Ką tu pasidarai čia, Marek? Sirbitėlę duot? Ne, duot. Taip eisi. Walk of Shame. 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 Pavalgėm, pradėjom eiti, žiauriai pradėjo lyti, visus sulijo, tai negalėjom nieko filmuoti. Dabar jau esam, mažiau nei trečdalis liko nusileisti į apačią. Pasieksim mašiną, ten irgi dar surprizas, įdomu, lijo ant daiktų ar nelijo. Ir viskas daugiau kažkaip, nieko kaip ir neįvykio, viskas normaliai. O tie žmonės taip žiūri, kad mes lietuviškai kalbam? Jo, dėl to, kad iš Lietuvos. Vietoj ir lapo nėra, viskas gerai. Aišku, susimokėjom. Gerai tie haikai, vaikščiojimai, viskas gerai, bet žinai, kas turi būti pasiruošęs. Bet kokiai netikėtumo situacijai turi būti pasiruošęs. Aš buvau viskam pasiruošęs, nieko nenutiko. Tu žinojai, kad eisi žygį, o mums neperspėjai. Buvo plane parašyta visada. Jisai buvo atsiųstas jau žygio metu. Trasa 16 km ilgio pirmin atgal. Moving time 3 valandos, šiaip užtrukom 4 ir į priekį tikrai skutom, tai jeigu eisit, užsimeskit, nežinau, 4-5 valandas ir reiktų anksčiau pradėti negu mes. Žmonių daug net spalio mėnesį. Elevation gain, spėk noriu. 500 metrų. 408 metrai. Linkėjimai Petrui, Grėtininiui. Gerbiu. Laikykis. Jo. Saugok savęs, sveikatos. Ar pati kelionė, ar kelionės tikslas yra svarbiausia? Nei tas, svarbiausia kompanija, su kuria eini. Išverčiu, ką Marius sakė, kelionė ar likimas, kompanija. Man sloga ir snargliai, kur paskutinės servetėlės nueis Marius Grėtinį valyti. Čia, tik labiau tepasi. Na, nu gerai, galim varyti. Jau gerai sustvarkiai? Gerai. Rodo ne taip paprasta. Vaflius, Marius. Stichija katastrofinė mus yra užklupus, vienos mašinos aplinkui. Tikrai esam kalnų viršūnėm važiuojam, vėjas taršo mašiną, tentas neaišku, ką jau dabar saugaučiu po šitų vėjų, nors labai stipriai pririšta buvo. Matomumas 4 metrai, nieko nesmato, pirmoji sutikta mašina per 3 minutės. Čia tulikas tiesiog. Kaip čia vadinasi? Sponti restauracija. Bet ar čia buvę kažkada restorano? Nemanau, čia VC parašyta, buvęs tulikas. Bet gerai, dar biškai pavažiuo, gal čia realiai kažkaip. Nepasiduodam dar, ne? Ne, gal viskas gerai bus. Viskas labai krypiai čia pradeda darytis. Ai, va, tai gražiausiai išvažiuosim dabar. Ne, bet čia turi būti restoranas. Ai, va, yra, bet supleškinta. Jis sudegęs? Sudegęs. Nu gerai. Važiuojam toliau, ne? Šoviau per visas ištisinės prieš eismą, kad tik tais čia atvažiuot. Ir atvažiuojam, degėsiu krūvą ir užtagintas grafičiais tulikas išvietė.
Einu ieškoti kitos restauracijos gerai, kuri nebūtų sudegus. Būtų neblogai. O buvo patikrinta. Sriubytė 2 euriukai, pirogai 4 euriukai. Jau man tas išsukimas, kad ir nieks, jokio nei žiburiuko nėra. Galvoju, jau čia kažkas negerai bus. Gerai, ieškau tada. Susimatysim vėl prie kokio tūliko. Jo, prie degėsių kokių. Tiesa Mišlenice, 17 picerijų mieste, kaipgi neparagavus picos. Sustojus, iš karto man jau didžiausias klausimas, kodėl kvadratinė. Čia kaip tokia rūšis. Tarpsta burnoje. Žiūrėdamas mano gastroenterologas, sakys Mariau, ar nesakiau? Paskui man rašinėjai, kad skauda. Bet negalėjau atsispirti. Žinai, valgyt norėjau. Picų džiazu vertinu 8,26. O. Nesmagu? Ką? Nesmagu? Aš nežinau čia. Jei taip tylėsim visada, tai nebebus daugiau kelionių. Nebebus jau. Pašnekam. Dar su savo mintim dar tiek nebuvęs. Kokioj kelionį. Per daug jau, ne? Jokio dialogo nebuvo apart turiniui kurt. Meditacija savotiška tikrai. Giliai į save pasinėręs daug atrandu dalykų. Aš irgi daug atrandu. Atrandi? Nežinau, ar viską reikia atrast. Aš gyvenau, kad nesulauksiu kem. Po šitos kelionės, manau, normaliai išgyvensiu ilgai. Čia realiai longevity kelionė. Jo, atradau, kad viskas čia. Viskas galvoj. Viskas galvoj. Jei galvoji, kad neskauda skandžia ir neskauda. Dabar po tos picos labai skauda. Eterį baigiam. Vėl tyloj. Tyloj pabūkim ramiai. Jau dabar susnervinis, nulėk. Nusipirksiu geresnį tau nebus. 6 vestuvės ir tau Nestabdaliok. Kem myliu aš nuo savo ramiai. Ai, kem myliu. Nu ir tai dar 10 viršiai myliu, ne? Kem, tai 5 mylių galima, nes nefiksuoti vis tiek. Rytoj čia bus stop kafe pusryteliai. Aš laukiu, kada Lietuvoje kavinės bus, degalinės bus restoranai. Į ten panasmesės? Varom į link Vievio, ten atskira degalinė. Geri karbonadai iškepti. Aišku, ką rinktis. Atvarėm, miegosim Žežuvę. Žešuvė. Toks miestas aplinkelis. Tai einam. Tokios durės. Tai recepcija čia parašyta. Kur parašyta? Va. English. Marius Pocevičius. English. Marius Pocevičius. Mes atvykom. Supratai, kur sakė? Nieko nesupratau. Užeikit gal. Tu su pusryčiais? Kem eurų. Pusryčiai? Girdžiu, kaip Ateina. puristas beldžia. Ateina, aš matau jį. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucha pan. Co pan? Co pan już? Reservation? Yes. Booking? Booking. Passport? What's the name is the reservation? Marius Pocevičius. Reservation. What's the name is the reservation? Marius Pocevičius. Easy. Bet tu ir telink Marius. Ale moment, to weźmy tu mordę tak. No. Spokojnie, spokojnie. Mariusz Pacewicz, tak? Tak. Okej. Litwa. Taip. По-русски говорите? Tu говоришь? Я чуть-чуть поговорю. Ну, это Литва, ну то как? Ну то по-русски не говорит? Не говорит. Не говорит. Ну, Литва не русский. Ну, что? Литва не Россия. Не Россия, але это сосед. То это в кухне есть кава, чай, тут все это есть. Чики, таладики, тут все это есть. Если маете это свои продукты, то можете все это делать. Окей. Понял? Понял. Nu, čia labai įdomu vieta. Lukas sukonfliktavo, po to draugelį patapo. Nu va, tokį turėsim numerį. Bet tai čia kvepia prabanga, tokia pigia labai. Nuo to Lenkų gali ir prasileisti. Jau aš nebuvau perpildyta kantrybės turė, kai 8 kartą paklausė. Nu, bet tai tipo, ar kažkokios ribos turi būti, kiek kartų turi klausti. Ir dar ateiti ir sakyti,
nekalbu angliškai, kai turiu viešbutį ir tada atsisak naikėčias herbai su visku ir aš lenkas. Nu, tai gerai, aš lietuvis. Aš biškiai jau ten su moterišku balsu sėdėjusiai ir mes jam biškiai sumaišėm. Tai gerai, kad sumaišėm, bet tai toks darbas. Darbas yra darbas. Nu, sako, ko atvažiavot 11. Nu, ko, užlijo turi atvažiavo. Nu. Tu iš tą kompaniją su Fiat Polski važiuok, tai pažiūrės, kaip ant atvažiuos. Sveiki, labas rytas, 9 diena, byra komanda po truputį ir Lukas įsimiegojo blogiausiai. Blogiausiai, labai blogai išsimiegojo. Prabudinėjau iš vien dėl to, kad, nežinau, labai nejauku čia buvo miegoti ir kiekvieną pasisakymą prabusdavau, tada per tą langą tiesiog pradėjo kalt saulė, kosulys kas 3 minutės, nu saulės spinduliai per debesis. Tęsime kelionę, 9 diena, viskas toliau permirkė, peršlapė, nieks čia nedžiūsta ir dabar iškart į pirmą žabką, nes sekmanį pas juos nieks nedirba, todėl sunku buvo įsigyti kažkokią maistelę. Bet šiandien pirmadienis viskas atidaryta, oi nem, laukia jogurtas ir bananai. Buvo pasakyta Marius Pocevičius. Raminkitės gerai. Tycho. Tai jau kažkas maždaug tokio vyko jo. Bet tada gražiai įsirecepcinė. Susėdom, pasirašėm. Paklausė, kodėl nešnekat rusiškai, jeigu iš Lietuvos esat, sakau, Rusija, ne Lietuvos, sako, tai kas. Marius sakė, ryte atsikėliau, iš karto sakė, duok man visus grynus, kad aš prižiūrėčiau, bet iki šiol Marius šiaip pinigus prižiūrėjo ir esam finansiniai duobėjai. Tai 250 duodu. Taip, įdėk į ranką po vieną, kad matyčiau kiek. 50, 150, 250. Su tiek turim prabūt dar Lenkijoje 3 paras. 5 eurų čia realiai? Ar šiam? Čia realiai šiam su viršu. Šiandien šitų pinigų nebebus. Filmuok. Aš pabėgsiu su mašina. Stebės, kaip mes išvykstam. Nenorim atsukti. Labai stebi. Galiausiai pamojavo draugiškai. Sunervino jis mane vakar konkrečiai ir dabar jau net norėjau kuo trumpiau būti, net atidarytų pats ant šalto variklio. Dėl to taip kaitiškai išvažiavom apgailėtinai. Ir dar nuštraukto rankinio, čia kitas dalykas. Man atrodo, jis pamatė iškeltą Lenkijos vėliavą ir žmogų atsileido širdelį, pamojavo. Sako, gaila, kad aš ant jūsų jau apšaukiau jūs vakar. Bet minkiau aš kažkokią savo klientę, kol žmona ramiausiai miegojo, o jūs man sutrukdėt lochai. Valgysime Orlen restorane. Kai tik Lietuvoje atsidarys Orleno restoranai, merginos, pasimatymai ten. Nežinau, kas eisit, gal 4 vaikų mamos iš Skuodo, bet svarbu ne su kuo, o kur. 4 vaikų mamos iš Skuodo. Mariaus čia audience dabar Tinderį yra užsidėjęs. 30 km max from Skuodas, 2 divorces, 4 children. Mano skrandis šaukia, Mariaus sustok, grįžk prie jogurtų su bananais. O aš sakau, to nebus. Riebalainį pasiėmiau. Aš dešrainį, pusryčiai tragiškai blogi, kaip... Labai. Bet jau negalvojama 2 žingsniais į priekį, neužsiperkama iš vakaro. Net jau iš vis nieks nebegalvojama yra. Nes... Tragedija bus. Tiesiog Liubline, nu krač, nebežinau jau. Pavalgom ir važiuojam. Tiesiog reikia judėti į priekį po biškį. Mažai žingsniais, ne? Mažai žingsniais, bet po biškį judėti į priekį. Požiūrio kampas, ar tu stovi ant pirmo laipto ar ant paskutinio? Someday or day one. Marius yra TikToko išminties eruditas. Visą TikToko išmintį perskaitęs yra. Sakykit, patarsiu. Jei kam gyvenime nuoskaudas, sakykit. Dar kažkas gali per 10 sekundžių bet kokią problemą išspręsti TikTok'u. Virtis kiaušinis užkeptas sūriu. Viskas šalta ir karšta vienu metu. Kas čia? Sankaba ar stabdis? Gal stabdis? Tai mes ant rankinio visą važiuojam. Eik tu Galvoju, ko netraukia. 4 bėgio neišsikanalinė. Neužtrauk niekada daugiau, kai man gerai. Bet aš dar... Ble, visai kita trauka. Bet aš dar prieš važiuojant sakiau, už kurį man... Niekada neužtrauk. Gerai.
26 iki Liublino. Kaip ir mano 1000 sekėjų, tai prašau pasekite, pakvieskite močiutę pasekti. Tai labai padeda. O ypač komentarai ir laikai iškart tik išėjus video. Tai padėsite man augti, kurti daugiau turinio, tai ačiū Jums labai. O šį epizodą remia Pankars ir Kamren. Todėl nykščius į viršų, rašom komentarus, galite rašyti, kad ir lochai esam, svarbu komentuokit. Nykščiai, beleką komentuokit ir lekiam į Liubliną. Viskas. Atvykom, Liublinas, kur suvedžiau Liublinas, ten atvedė. Viskas nugražu. Didžiausia Lenkijos vėliava gal kas matyti. Čia prisižaidėm biškį. Nieko? Eik tu. Pastumėm į šoną mašiną greitai. Palauk, bėgis iš jų. Čia jau kamštis? Ne. Į ten va, į topą. Gerai, kai šoks, stabdyk kažkur reikia. Čia va. Galvau, bairį padaryti. Padarei čia bairį visai dienai. Nu, bandyk. Gerai. Žinau, ką reikia daryti. Jeigu jums bus starterio, aišku, čia nuojas, mažai šansų net neturėtų būti, nes nuojas starteris. Senesnėms būna. Nesuka starteris, pasiemi pagalį, trenki užsivelka. Reikia rasti starterį ir trenkti jį. Koks remontas, ar ne? Nežinau, kur starteris, tiksliai, bet gal čia. Nu, bandau. Bet tai tada galima užsistumti, reiškia. Gal. Nu, bandau dabar. Palauk, čia ne makaždok. Ne, tai čia tiesiog tikrai nesuka starteris. Vertėjo šitas bairis. Tai vis tiek būtų taip nutikę. Bet ar vidury 4 juostų kelio būtų taip nutikę? Nu, aš nežinau, Liublinas rašo. Ai, nu tai va, prie vėliavos. Imkit raktus, važiuokit, nebevažiuojam. Ne, aišku nevertėjo, bet dabar jau yra kaip yra. Bandom stumti. Pažiūrim, kaip stumėsi. Ne, stumėsi tai lengvai. Reikia išsistumti už posūkio į tenais ir užsistumsi. Nu tik stabdžio nespaus, kam aš tada stumiu. Tai nestumgi. Varom žaliamų. Palaugi, žmonės turim praleisti. O tai kaip čia veikia? Nu, tau žalia, bet turi praleisti žmonės, kaip papildoma sekcija. Negali būti. Nu tai šitoj greitėjimo juostai turi. Tai palauk, tegul ten išsuka tas mersas. Gerai, stumiam. Nu. Help! Nu, žinosi, kas aš va. Nu. Jum! Gazą! Nelabai moki. Bėgis gazą atleidai, važiuoju, ne į starterį jungi. Davai, šok greit. Kaip nelabai. Žiūrėk, tokiom... Man proto nelabai mokė, kur visko. Keiskis stumk. Eik stumk. Eik stumk. Eik. Wow! Nuvalysiu, duok. Nenorėjau pataikyti. Gerai, sės. Nenorėjau pataikyti. Sės. Gerai. Nenorėjau apspjauti, nebėg. Norėjau šalia batų nuspjauti. Ne ant tavęs. Tegul žiūrovai pažiūri, tikrai veidą. Spjoja batą. Nu netyčia. Nu tu
Norėjau šalia Jo, batą. netyčia, bet apspėjo į batą, Lukai, kur buvo pasirašyta Liublino unija. Nu taip, taip. Aš suprantu, atsiimu. Bet tai dabar čia mūsų... Jo, dabar ant kalno visada statysim. Palauk, dabar reikia parking kažkur čia. Bet ieško, kad su kalnu būtų. Puikiai vietelė, toks nuokalnė. Labai lengvai, gal net abiem nestumant užsikursim. Pabandysiu dar kursti. Viskas. Sustaisė. Sustaisė. Dešimt žmonių reikėjo surinkti parašus, kad galėtumėm pasirašyti sutartį. Reikia tėvo vardas. Name, family name, tėvo vardas, parašas. Ir tada, kur jau čia ta Liublino sutartis? Čia? Jo. Kas čia parašyta, nieko nesuprasti. Naujos valstybės vadovas Lukas Lukaševič, naujos Lenkų pusės vadovas, čia kažkas, kas pasirašys. Could you sign Sicnių Žečpospolita atkūrimas, peticija? Dobra. Duosim pinigį, money. Bet sakė dobra. Tai gerai, sakė, pasirašyk už mus. Už mus? Ok. Du turim. We creating Žečpospolita. So just sign here and familia. Thank you very much. Va, žmogus paėmė, sutiko, pasirašė už, viskas tinka, patinka. Ramiausiai. Turim 3 jau. 7 dar reikia. It was a historic country. Lithuania and Poland was together. Then we split up. Now we're traveling around Poland in the small Polish car. We are from Lithuania and want to bring back country together, Lithuania and Poland. And we are trying to collect people agreeing on that. Okay. Okay, thank you. Kaip ir pasirašė. Pasirašė čia jau. Tikrai jinai galvojo. Jinai tiesiog nesuprato. Jo. Tai mes nesupratimą, viską vertinom kaip pritarimą. Tyla yra taip. Taip. 10 people agreeing on Žečpospolita. Why not? Why? Look, I can pay you like how much I have. I give you 20 zlotki and everybody happy. You see? In New Žečpospolita everyone gets money for anything. 50! Yeah. Good! Žečpospolita, no nie good. Why not good? Not good. Why? Why? You can write your nicknames. Thank you very much. And you? No? No? Okay. Bye. Cassandra. Jos parašas bus, kiek tu davai? Labai brangus parašas. Mes neturim tiek pinigų. Ne, tai viskas. Turim 5 savo valia sutikusius žmonės. Dar suprasdami, ką daro, nepapirkti, nieko. Viskas labai teisingai. Can you agree on that? Yes, I can. Oh, nice. Very nice. Your name, surname. Tėvo vardas and signature. Thank you very much. Okay, thank you and welcome to Žečpospolita. Okay, so right name? Yeah. Signature, okay. Yeah. Okay, and for your friend or your friend? She doesn't really want to. Realiai 3 liko. Thank you guys. Kažkaip visi savo draugus palieka, vieni eis į mūsų valstybę, kiti... Ne. Nu ir gerai, tie į kalėjimus bus uždaryti. Iš karto aiškiai tvarka yra. What is that petition about what? To bring back Žečpospolita. We are in Žečpospolita. Not anymore. Don't think so? Marek, your name? Victor. Victor, and you? Lukas? Oscar. Thank you very much. Oscar, thank you. Okay. Viktor Oskarevič and Oskar Viktorevič. Kračiai, ten tas čiūvas irgi prenkina su ta močiute kažką, o tas filmuoja. Rimtai? Taip, čia dabar vyksta 2 slaptos kameros vienoje vietoje. Atsuk į juos tavo kamerą, biškį. Čia ir čia. This is real. This is not scam. Okay? First, we travel around Poland. Thank you. Okay, thank you very much. Viskas, turim 10 parašų, 10 žmonių surinkta. Lengviausiai visi savo nori. Tai laukia dar vienas žmogus, kuris realiai padės parašą jau ant unijos. Nu dabar suras tą vieną būsimą. Ir privers pasirašyti ant tuščio lapo. Nu sąlygos po to, kai sudėti parašai, tada atsiranda sąlygos. Okay. Be to, tai dabar esam pagrindiniai pėsčių alėjų Liubline, labai gražus senamiestis. Padarėm, manau, tokį dalyką, kuris įvyksta tik kartą per 10-metį, tai 2 prenkai vienoje vietoje vyko. Tiesiog viena slapta kamera ir kita slapta kamera. Galvojau, 2 operatoriai vienoje vietoje. 2 kryptim varo ir 2 prenkeriai dirba savo darbą. Mariau,
už tai, kad apspjovau tau batą, leidžiu užeiti čia ir išsirinkti vieną daiktą ir aš nupirksiu. Va taip kartais reikia atsiprašyti draugų. Bet kokių saldainių 100 gramų galiu prisikrauti 11 zlotų. Galiu maišyti kokius tik nori saldainius. Turi minutę. Bananų, taip mėgstam. Va. Labai gerai. We met Mayor of Lublin. Are you agreeing to recreate Rzeczpospolita for the second time? We need your signature here. Okay. Now I sign. Now Mario signs. Put our hands together. Rzeczpospolita! Ir iš karto galima matyti Vilnių. Susijungia dvi valstybės vienu metu. Jūs visi gyvenat Rzeczpospolitoj. Hello, hello. Rzeczpospolita. Kokiu tikslu važiavom, toks ir įvyko, užantspauduota notaro parašas, vėliau sutarties visos sąlygos bus pripildytos jau po. Dabar dar gal biškį pasišlaistysim Liubline, užvalgysim, užkasim ir keliausim į antrąją abiejų tautų Respublikos sostinę Varšuvą. Lukai, noriu tavęs užklausti vieną tokio klausimo. Kodėl mūsų scenos Lakštingala, nuostabaus balso savininkė Monika, jinai vadinasi ne Monika Var, ne Monika Kro, o būtent Monika Liu. Kodėl? Nes jinai iš Liublino. Teisingai. Dėl savęs labiau su Monika Liu. Antanui nusiųsi. Kas labai gerai, tokiam restorane, indai visi vienkartiniai ir visas maistas sveriamas yra. Sriubos gali kilogramą atpirkti, jeigu nori pavalgyti. 2,8 zlotkės yra litras ar kilogramas? Kilogramas. Kilogramas sriubos. Skulptūra, kurioje susipina saugus seksas ir krikščionybė. Viskas, ko reikia Lenkijai. Ne, man atrodo, čia yra Lenkija ruošiasi kolonizuoti Marsą ir čia yra pirmoji bažnyčia, kurie jie išsiūs. Elonas Muskas pradėjo nuo variklių ir turbinų, jie susprandžinkė. Čia tiesiog sprandžina, taip suspaudė stipriai. Ir tada jau dievulis ten pakoreguoja kursą. Tik labai Mars kunigėlis turės būtent lysti. Ne, tai pradžio šitą nuskries, jeigu sėkmingai tada sės. Kunigėlis tiesiog. Čia yra buvusios bažnyčios pamatai kažkokie. Bet atsiveria gražus Liublino pilies ir Chruščiovkių architektūrinis ansamblis nuo kalno. Nusukome į cukierkų parduotuvę ir kaipgi be jos. Tradicinis, liublinietiškas konkrečiai. Kepinys. Desertas kepinys. Tai yra duonos toks paplotis, ant viršų svogūnai ir aguonos. Toks miksas. Nu, iš kvapo tai šlykščiai, iš skonio. Labai skanu. Gerai, kad mašina tokia nedidelė, aš man iš burnos, tai svogūnai trenks visą kelią. Nu, kaip svogūnai ant batono. Nes vaikas įbėgo su mama. Iš karto, ne? Noriu cibulskių deserto, mama tokia sūnelė, ir tikrai. Cibulskių deserto. Tai kad aš vaikystėj paprašyčiau mamos, kad nupirktų grūzdinto batono su čiučkavotais svogūnais ir aguona. Nu, neįmanomas scenarijus jokioj galaktikoje. Čia gal lenkiškas Snickersas yra. Liublino pilis pastatyta berods 15 amžiui. Labai verta aplankyti, visur internete rekomendavo. Ir bažnyčios, ir kitas bokštas, už kurio galima pažiūrėti Liublino panoramą, mes to nedarysim. Tai rekomenduoju pats nebuvęs, užsukit, pabūkit, pasidžiaukit Liublino. Kuriam variklį, važiuojam, sekite mus toliau. Norėčiau, kad viskas tai būtų, bet dabar dar Mariaus TikTok'ui Reelsą filmuosim, vidosiko tai. Tai dar 40 minučių gražaus laiko sudeginsim čia lygioj vietoj. Jo. Tada Marius iki Varšuvos važiuojant 18 kartų pažiūrės 6 turimus variantus. Nei vienas netiks, ryt perfilmuosim Varšuvai. Co tu kurwa robisz?
Push! Nepasmūgė? Greičiausia nuvažiuota atkarpa gyvenime, tai iš Žiešuvės į Liubliną, kai kalbėjom tas 5 minutės, tai jos tiesiog sprogo. Praėjo greitai. Vėl nuobodžiausias kelionės dalis, nes tyloj važiuojam. Greitai tas laikas praėjo, jo, gaila, kad tylim. Tyliausias projektas ever. Jums atrodo, kad tik šnekam, iškarpam, tai geriausias vietas. Tiesa yra 86% tylos buvimo su savim. Pritariu. Jau čia miestas, jau čia interesų grupių daug daugiau. Čia ir gavas, ten čia East Coast reiškia, ne tą parodysi. Spatu. Imat, neimat. Nes čia eilė stovi, žinokit. Pardavinėjai? Nebus čia, žinokit. Apžiūrinė. Nu, nauja nebus jau važiuota. Zaparo čistego. Tai nepirksit. Nu, neimat, rakinu tada. Nu, dar užkursiu, jeigu starteris suveiks. Gali būt, kad nesuveiks. O, suveikė. Gazo. Šokoladas ausims. Muzika sielai. Muzika ausims. Muzika? Super fūra. Super fūra. Okei, Davidzienė. Nu, p***ys jie čia tą mašiną per naktį išrinks gabalais nostalgijos apie. Ačiū Pankars. Jo, ačiū, kad buvo, dabar pasimsit jau iš Šišako mašiną. Bet tai turėjo būti 3 vietis, tai čia... Čia 5 vietis. Gerai, vertinam neblogiausias, kaip už tokią kainą, bet buvo nepaskaičiuota, kad 2 mokėsim už parkingą. Taip, kad... Parkingo situaciją reikia pergalvoti, na tai čia neužspręsta už brangiai. Vežiausi 4 maikės, kelnes ir daugybę kojinių. Ir viskas visada kiaurai šlapia. Viską atvažiuoju ir išdžiausiu. Bet tai kas tau atsitinka, kad šlapia? Kas išsitinka, kiekvieną dieną lyja. Bet tai uždengta. Visa ta širma nieko ten, tiesiog pagodas. Uždengė, mano uždengė kiaurai ten, jinai praeina, viskas, visai kiaurai šlapia. Mano vakar tik biškį pridrėko. Nu čia tai... Tai čia kiekvieną vakarą ateinu, susirandu. Tai dar gerai, čia pirmą kartą yra šiltas. Radiatorius, visur kitur nieko iškabinu ir susikabinu, susidedu ant lietaus vėl paleidžiam ryte. Tai koks planas? Nu nežinau, eitum pagrindiniam gatvėm, kokiam pažiūrėt Nightlife, vėl pakviesi striupaką. Pažiūrėsim, kas nutiks naktinį Varšuvai. Gerai. Mano svajonė gyvenime, per visą kada nors, kad įvyktų mano taip gyvenime, yra tokios nuotraukos. Visi internete kartais keliasi baseinas, dangui Varšuvai ir matosi Varšuva visa ir pagrindinis laikrodis nuo jos. Žmogus sėdi džakuziai ir visa. Noriu pabūt bent toj vietoj, tikrai manau nepavyks su mūsų biudžetu užkilti tą dangų, bet surasti ją ir pasigrožėti, kaip būna tiem žmonėm gražu. Taip būna, realiai nepilnai 200 eurų svajonė Mariaus yra. Ai, jo? Manau, naktelė, nu. Tai nueinam, susirandam, paklausim gal pačiam viešbutį, kiek čia tai kainuotų. Tik džakuzė, be nakvynės, ne? Jo. Gerai, Mariau, esam prie Mikalojaus Koperniko įamžinimo ir jam vieną dieną sėdėjo po obelim, užkrito ant galvos obuolys ir jis atrado vieną dalyką, kokį. Iki tol žemė buvo plokščia, net ir šių dienų, kai kur yra plokščia žemė, vienas net kilo ir užsimušė, kad įsitikintų. O jam nukritus obuolius, paėmė falus. Žemė sukasi aplink saulę.
ir visi tokį ant laužo, jį ant laužo. Nu, bet nesudegino. Nesudegino jo? Nesudegino, jisai tada atrado tą, kad viskas sukasi aplink Saulę ir turim dabartinę šitą sistemą iš tikrųjų. Tai astronomas, matematikas nervina, kad mes pirmiau neatrandam, o jie seniausiai aiškus, ne? Jo. Nu, tai buvo, aišku buvo, kad sukasi aplink Saulę, o jis pirmas atrado ir va dabar genijus einam lankom, dedam į vlogą. Pastatytas paminklas va Mikoloj Kopernik lentelė, 100 metų net negyvena, tai longevity nežinojo, kas yra. Kas čia įvyko, Lukai? Auto įvykis. Aš jau... Ir kas buvo? Kokiu ūkiu matai? Matai, kaip tas bokštas, į kurį eisi. Aš pagavau, tik Mariau pažiūrėjęs, ją nenutilk ir nesureaguok. Va, Lukai! Tu matei? Gerai, kad ar pirštu taip rodyti nepradėjai. Ten, Mariukai, matai? Intercontinental, o tą visi laikrodį mato, ne? Ten burbuliuoji, ten matai. Kažkada ir tavęs lauks, kai turėsi 160 eurų. Ir dar 24 eurus savo autobuso į Varšuvą. Į 200 telpi tavo svajonė pilnai gyvendinta. O kaip fotokeltai? Taip ar taip, koja? Taip, būtinai reikia taip, čia burbuliuoja, taip ir tipo žiūri. Smata. Aš neįsitikėjau, kad taip įmanoma, supranti, kad toks pasaulis yra, kad taip įmanoma. Kameras nesinešim, einu paklausti, ar įmanoma užlipti ir foto pasidaryti. Tik džakuzį nusipirkti, be nakvynės. Jei už pusvalandį pidisas, amin. Bandom. Ir turtuolis vargšas pasirodo gali būti. Nuėjom, paklausėm, labai malonė recepcionistė, sako iš karto, galit kilt, darbo dienom iki 5 valandos, iki 200 ten kažkas zlotų, paskui po 5 valandos 200 zlotų, 3 valandos, kambario net nebūtina imt, atskirai, saunos, baseinai, džakuzė, matosi laikrodžio, fotkė, dar jinai ateina nufotkina už tos 200 zlotų. Ir niekada, nieko, reikia eiti į vietą, važiuoti, klausti, nieko nežiūrėti internete. Nieko nežiūrėk internetuose, neklauskit ChatGPT, kur kelionės varo tiesiai, kur norit, ten klausėt tiesiai. Va, visus telefonus ten išmetat ir einam. Ne, susirinkau, iš tikrųjų reikia, labai tuoj reikia žiūrėti, kur čia eiti. Jei kada nors pritrūksta kantrybės, rėkia vaikas, neperinat žaidimų kompiuterinio. Reikia laukti ilgai eilėj. Plaukai ilgai nekirpti. Neatsiunčia mailo, kur žadėjo. Visada pagalvokit apie tuos 2 kareivius, kurie stovi tol, kol ta ugnis degs. Jinai dega amžinai. Arba vienas nualpsta, tada kitas ateina. Tai tą pakeičia kitu. Galėtum, Lukai, taip išbūt? Dėl kokio tikslo taip išbūtum? Bliau, skauda man. 5 zlotų. Ir kiek išbūtum? Valandą. Valandą? Va 102 valandas išbūtum. Nuimu. Gerai, dabar 9:02 grįšiu čia, 11:02 būsiu. Gerai, paleidžiu laikmatį, 2 valandas tiksi. Wow, įeini YouTube'o vidosikas ir jis reaguoja. Eina video, 2 minutės, reaguoja kaip sukiojasi. Nu, čia noriu, kur kryžius. Nu, ne taip visai, bet kažkaip. Wow. Jūsų telefą įjungėt, pažiūrėkit, kaip jums iš namų, ar kas nors keičiasi ir darosi. Jozefas Poniatovskis buvo etmonas, Lietuvos ir Lenkijos karinis didvyris, taip pat dar ir buvo Lenkijos karalius. Adomo Mickevičiaus statula, monumentas, paminklas. Tai, kaip jau žinot, iš visos šios kelionės ir Lenkijos, ir Lietuvos didvyris. Kūnas gal ir priklauso Lenkijai, bet širdis visada priklausys Lietuvai. Ir šis didvyris jungia taipogi visas 3 abiejų tautų respublikos sostinės. Krokova, Varšuva ir kaipgi be jo, pati svarbiausia – Vilnius. Nacionalinis stadionas, dar vadinamas PGA Noradovė, jame žaidė tokios komandos kaip Lenkijos futbolo rinktinė.
Tai liko minutė 37, praėjo beveik 2 valandos ir einu pažiūrėti Lukai, kaip sekasi. Liko minutė 13. Bet tai sakai, parašysi, kada pareit? Nu, tai aš jau aplankiau naktinę Varšuvą ir galvoju, grįžtant namo pažiūrėsiu, kaip tau sekasi. Ne. Kažkaip nedamušiai. Šiaip su pasėmis, o tai tu ištašy. Tai čia dar reikia braisiulių, bet jie sakė, nenorėjo. O tai tu neišbuvai? Sotas sakė, dar minutė ir išbuvęs bus. Ne, tai išstovėti reikėjo. Nu, pavargo kojas man. Pavargo, ne? Ir valgyt užsimaniau atsigerti viską. Nu, tai gerai, dėl, tiesiog duok mano tuos 100 zlotų. Čia viskas, ja. Aš galvoju, ten, tipo, nu, kaip dienpinigiai. Nu, šaunuolis, 2 valandas. 2 valandas kiek laiko jau sėdi? Šiaip greit praėjo žiauri. Aš tuo laiką žapkos atgal suvaikščiau, po to dar biškį pastovėjau. Na, pas juos sakau, turiu čia užkandžių viską, sako, ne, mes čia pavalgę. Aha. Nieko nenorim, kau gerai, nu, aš susėdau čia kažką. Aliuko išgerau, pakai užkandžiavau, žiūriu, jau pareina, tai aš laukiu jau, kad parašysi, bet sprogo laikas, tikrai. Galvoju, blemba dar čia. Šiandien pas mus kaip sprogo laikas, naktinė Varšuva pirmadienį. Judesi, čia kad tuščia, tai nieko nereiškia, nes visi suėjo į klubasikus. Mes ir monumentus apsiant. Ir Adomo Mickevičiaus mačiau monumentus ir visokius statulų, bažnyčių, bokštų, modernios statybos arenų. Nu, aš irgi gerai šiaip leidau laiką tikrai. Ten bandžiau susipažinti, kalbinau, bet nelabai nekalbus, intravertai tokie. Bet daug ką praleidai, reikėjo kartu varyti, ką žinau. Ačiū žiūrėjusiems, subscribe, parašykit komentaruose, ką manot ir iki kitų susimatymų. Kitų susimatymų aš tikiuosi, kad grįšiu dar į naktinę Varšuvą patirti kito naktinio gyvenimo. Nebent jau kitom aplinkybėm. O čia to, ką patyriau. Kas nutiko Varšuvai, tas ir lieka Varšuvai. Gerai, o ne veltui Varšuva vadinama ir kylančios saulės miestu, todėl vos pakilus saulė mes keliausim apžiūrėti dieninės Varšuvos. Likite su mumis. Tai mums padovanos. 2 saboniai ant 5 sabonių. Toksai dydis, žodžiu, viskas yra. Sekanti stotelė, kažkada degalinė arba pasibaigęs kuras ir Vilnius, savo lovos, savo patalai, miegas polis. Maybe you want to go to strip club, Golden Moon, the entry is for free. We're recording this, yeah. Okay. So if you don't... Okay. So when we go. Okay. Nu va, viskas. Varšuva pilnai pamatyta, viskas įvykdyta.